Labas rytas visiems. Šiandien toliau tęsiasi mūsų vasara ir kai kurie jūsų džiaugiatės dar tomis akimirkomis, kad galite pabūti su jum brangiais artimaisiais. Galbūt kai kurie turite rekolekcijas ar kitus užsiėmimus. Mūsų vienuolyne vyksta ikonografijos savaitė ir kaip tik šiandien bus 18 val. Utenos vienuolyno koplyčioje ikonų šventinimas, šventos mišios, tai kas norit, turit laisvą vakarą, esat netoliese, labai kviečiame atvykti 18 val. Kartu švęsti, kartu džiaugtis viešpaties darbais, su pirma ikonografijos stovykla Utenoje ir Utenos vienuolyne. Na, o toliau šiandieną norėtųsi tęsti apmąstymą apie Evangeliją ir galbūt apie Dievo veikimą mūsų gyvenime. Tai iš ties šiandienos Evangelija mums pasakoja apie Erodą, kuris įsakė suimti Joną Krikštytoją ir jį mesdino į kalėjimą. Ir dėl ko iš tikrųjų? Dėl tiesos, už tai, kad dėl savo brolio Pilypo, Erodiados žmonos, kad nevalia jam būti su ja. Bet iš tikrųjų, nors ir jis daro tą blogą veiksmą, bet toliau skaitant Evangeliją, tuomet, kada Erodiados dukra paprašo Jono Krikštytojo galvos, Pilypas nuliūsta. Tai jisai nuliūsta, bet padaro dėl to, kad bijojo ir žmonių ir davė pažadą išpildyti norą. Tai gimstantis liūdesys. Ir ne kiekvienas liūdesys yra blogas. Tai ir liūdesys, netgi mūsų sielos gelmėj, ir kuris kyla mūsų jausmuose atvirkščiai, gali būti labai geras sufleris, kada mes neatsiliepiame į Dievo valią, kada mes prasilenkiame su Dievo valia. Tai nėra susikrimtimas tiesiog suklydus pasakus blogą žodį ar neturint kantrybės su šalia esančiu, bet kalbama apie liūdesį egzistencinį, kur tu supranti, kad tu prasilenki su Dievu. Prasilenki su Dievo veidu, prasilenki su Dievo žvilgsniu. Ir kodėl taip įvyksta? Kodėl taip įvyksta ir kodėl kartais neturime jėgų atsispirti tai, ką mūsų sužeista prigimtis diktuoja, atsispirti tam, ką mums visuomenė primeta, arba netgi atsispirti savo, kaip pasakyti, aistroms ir taip toliau. Iš ties reikia stiprinti Dievo patirtį. Dievo patirtį, kuri ne tik ateina dvasioje ir gelmėje. Mes nesam tik dvasia, bet mes esam ir mūsų psichinis, jausminis lygmuo ir fizinis lygmuo. Tai reiškia, reikia stiprinti Dievo patirtį, kuri palaipsniui keičia visą žmogų. Ir čia vėlgi norėčiau pacituoti ir keletą minčių ir Tomo Akviniečio, ir Kryžiaus Jono, ir galbūt net Teresės Avilietės. Taigi, ir iš tikrųjų daugelis šitų šventųjų ir bažnyčios mokytojų moko, kad Dievo patirtis tai nėra tam tikras pažinimas, tai nėra tam tikras suvokimas, tai nėra tik tai, kas paliečia mūsų intelektą. Tai Dievo patirtis turėtų būti ta, kuri paliečia visą asmenį, visą tai, su kuo aš esu ir koks esu. Tai lydi ir mūsų jausmus, kurie gali būti labai net intensyvūs. Ir kada Dievo patirtis aplanko ir būna ašarų malonė, atgailos malonė, būna džiaugsmas, būna juokas. Mūsų ikonografijos grupelėje po 3 dienų kas vakarą skamba juokas ir daug laisvės.
Tai išties Dievo patirtis, jinai laisvina mus, ne kausto, bet laisvina. Ir galima sakyti, pravalo mūsų akis platesniam žvilgsniui, savęs platesniam pamatymui ir suvokimui ir kitų šalia esančių. Ir taip Dievas, artindamas mus prie savęs, artina prie vienas kito. Ir prie savęs, ir prie vienas kito. Tomas Akvinietis apibūdina taip ypatingą Dievo patirtį. Jis sako, cognitive experimentalis et effectiva, patirtinis ir jausminis Dievo pažinimas. O kryžiaus Jonas taip kalba apie persmelkiančią Dievo patirtį. Turi amžinojo gyvenimo skonį. Tai vat gilinti tą amžinojo gyvenimo skonį. Ir tada, kai mumise pulsuoja tas gelminis vidinis ryšys su Dievu, mes iš tikrųjų turime amžinos gyvenimo skonį keliaudami per gyvenimą. Ir būtent iš tos patirties perspektyvos mes galime daryti teisingus sprendimus, teisius sprendimus, kitaip tariant, pagal Dievo įsakymus, pagal palaiminimų dvasią, ne, tik tais pirmiausia savyje turėdami amžino gyvenimo skonį. Čia kaip turtuoliui, kuris norėjo sekti Jėzų, ne, ką aš turiu daryti, ir tą darau, ir galiausiai Jėzus pasako, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams ir sek paskui mane. Jis nuliūdęs nueina. Kodėl? Nes Jėzus pakvietė jį visą širdį pririšti prie jo, o ne prie savo turtų. Turtai nėra blogai, bet ar aš esu laisvas nuo jų? Ir taip, mums reikia būto, reikia namo, reikia mašinos, reikia galbūt sodybos, reikia žaislų, reikia kino, reikia atostogų. Viskas gerai, bet ar aš esu laisvas? Ir ar už to ir virš to yra pulsuojantis manyje amžino gyvenimo skonis? Kitaip tariant, ar su Dievo patirties perspektyva aš gebu per gyvenimą atsirinkti ir puoselėti tikrus dalykus, amžinus dalykus. Ir Šventoji Teresė, prašydama skirtumą tarp džiaugsmų ir pasiskonėjimų, trumpalaikių, kitaip tariant, ką jinai sako? Pirmieji yra mūsų veiksmų, apmąstymų atliekamų dorybingų darbų rezultatas ir ateina apgaubti mūsų aistrų, tai tie džiaugsmai. Pasiskonėjimai prasideda Dieve, o prigimtis juos pajunta. Kadangi jie kyla priartėjus Dievui, per juos savotiškai persišviečia jo artumas. Jie išplečia širdį iki Dievo mastelio, tai yra dalyvauja, peržengiant savojo aš ribotumą, plečia visą mūsų vidų ir pradeda rastis tokios gerybės, kurių negali apsakyti ir net siela nesugeba suprasti, kas jai ten duodama. Tai įsivaizduokit, mumise plečiasi amžinasis gyvenimas. Ir kartais mes negalim paaiškinti, kodėl, bet staiga sugebam, ne tai, kad sugebam, bet malonė mums duodama atleisti. Bet tiesiog aš esu laisvas. Laisvas nuo to žmogaus, laisvas nuo to skausmo. Aš galiu nusišypsoti, manęs neberzina šalia esantis kaimynas arba šiaip šalia esantis žmogus, kur tiesiog galbūt mane nervavo jisai. Tai pasaulyje dažniausiai būna kaip, mes norim keisti kitus žmonės. Ir tu turi būti toks, tu turi būti toks, tu turi būti toks, tu turi būti toks. Bet iš tikrųjų tai ne, viskas prasideda nuo vidaus. Kas išeina iš mūsų širdies gelmės, tai sutepa žmogų ir tai jį tepa. Tai vat atsigręžti ir puoselėti amžino gyvenimo skonį. Ir tai iš tikrųjų žinios apie Dievą yra gerai, bet jos nėra viskas. Todėl, kad žinios irgi gali tapti tam tikrą pagundą ir gale. Aš žinau, bet iš tikrųjų tai turi eiti kartu su patirtim, su vidiniu virsmu ir atsivertimu. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia iškentėti.
Na ir susitikus su savo egoizmu, susitikus su savo perfekcionizmu, susitikus su savo narcicizmu, susitikus su savo įdomis, nėra lengva, nėra lengva. Ir pereiti tai irgi yra kančia, bet yra ir kitokia kančia, kurią pirmųjų amžių krikščionis kentėjo arba šiandien persiekimi krikščionis, kurie dėl tikėjimo, ne dėl egoizmo, dėl tikėjimo Kristų kenčia, realiai kenčia. Ir jūs turbūt tai patyrėte savo darbovietėse ir aplinkose dėl savo pasirinkimo, turėdami amžino gyvenimo skonį, buvo pavadinti kvailiai, naivuoliai, nesuprantantis gyvenimo, nemokantis kovoti, atsikovoti ir taip toliau. Dievas kovoja. Ir tai, kas nėra iš Dievo, visada tai apsigrėžia. Ir tai neneša palaiminimo iš esmės. Taigi, puoselėt amžino gyvenimo skonį. Ir liūdesys, aplankantis iš sielos gelmių, aš nekalbu apie depresiją, gali būti ženklas. Gali būti ženklas, kad aš prasilenkiau su jo malone. Taip kaip liūdesys buvo ženklas Erodui, bet jis neatsiliepė į tai, nors jam tai buvo ženklas. Tai šties dėkokime Dievui už visus žmonės, kurie pažadina mumise amžino gyvenimo viltį, kurie pažadina mumise amžinų dalykų skonį ir verštis link to ir turėti viltį, kuri pranoksta šio pasaulio lūkesčius. Ir tokie žmonės visada yra kitokie. Ir tik patys gyvendami tuo amžino gyvenimo skoniu, mes galim tuos kitokius atpažinti. Ne, kaip Marija aplankė Elžbietą ir jos iščiose šoktelėjo kūdikis. Tai vat, dvasia pažadina dvasią. Tai atsigręžkime tai, kas yra aplink mus, apžvelkime ir pamatykime, kur yra tas dvasių susitikimas su tai žmonėm, o kur galbūt yra liūdesys, kur mes prasilenkiam su Dievo dvasia, su jo keliu, su jo valia. Tai dabar pasimelsiu už jūs, Viešpatie Dieve, aš šlovinu ir garbinu tave už tai, kad tu dovanoji šią dieną, šį nuostabų šeštadienio rytą. Meldžiu liek savo malonę žmonėms, kurie atostogauja, kurie dar dirba ir dar neturėjo atostogų, kurie yra su šeima. Meldžiu liek savo palaiminimą, išgydymą ir išlaisvinimą tiems, kurie patiria įvairius skausmą, įtampas. Viešpatie, tu būk guodėjas, gelbėtojas, amžina viltis. Padėk mums visame kame verštis link tavęs, už viso gėrio, kuris yra apčiuopiamas, atpažinti amžinai gėrį, amžino gyvenimo skonį. Ir per visą tai, ką mes darom savo rankomis, Viešpatie, atpažinti, jog tu visame kame esi ir savo rūpestingumu apglėbi mus. Dėkoju tau net ir už tą liūdesį kylantį iš širdies gelmių, kuris gali būti mums kaip ženklas, jog mes nekeliaujam su tavimi, prasilenkiam su tavo dvasia. Duok mums jėgų atsigręžti, duok mums jėgų išgirsti, duok mums jėgų pamatyti tavo žvilgsnį, taip kaip Petras, kuris leidosi būti prakalbinamas tavo žvilgsnio ir graudžiai pravirko. Viešpatie, liek savo malonę ant kiekvieno ir būk mūsų amžinas džiaugsmas ir amžina viltis. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Tai visiems jums linkiu palaiminto šeštadienio ryto, skanios kavos. Čia jums linkėjimai iš mūsų vienuolyno sodo. Ir kas norite, galite, laukiam jūsų Utenos vienuolyno koplyčioje šiandien 18 valandą švęsti, dėkoti ir pažvelgti, kokios gi ikonos išėjo pirmą kartą šioje ikonografijos stovykloje Utenoje.